Tai pradedam. Ričardai, taigi, kas yra Vytautas didysis? Karys. Karys, ar ne? Tau jis patinka? Norėtum būti panašus į jį? Norėsiu panašus. Nu, o kas yra kardas? Tai didelis ginkalas ir aštrus. Ir aštrus, ką su juo daro? Jo gina žmonės. Gina žmonės, ar ne? Taip. O kas yra šarvai? Tai apsisaugoti, kad nebėgtų kraujai. Supratau. O kas yra skydas? Tai, kad tai... Nelabai žinai. Skydas, kad uždengti, ar ne? Nuo smūgių. Nuo nurimo kardo. Taip. Aha. O kas dabar yra, ką gali dar papasakoti iš tikrųjų apie Vytautą didįjį? Kodėl jis tau patiko? Ką, Ričardai, kodėl jis tau patiko? Nes jis geras karys. Geras karys, teisingai. Ir jis gynė žmonės? Jo. Labai teisingai. Nu, tai kaip tau šita knyga patiko? Labai. Labai. Ir kuo tau jinai patiko? Nes jinai pilnas karių. Pilna karių, ar ne? Jo. Ir kiek daug paveikslėlių? Daug labai. Patiko juos žiūrėti? 113. 113, ar ne? Supratau. Tai kaip šitą knygą dar skaitysi kartą? Skaitysiu visus metus. Supratau. Gerai, tai ko palinkėsi mūsų žiūrovams visiems? Linksmų knygų. Linksmų knygų. Super. Ačiū labai, Ričardai. Ačiū. Iki. Prašom. Ate.